Sveiki, šiandien mokinsimės apie Photoshopo sluoksnius ir kaukes. Tai yra labai svarbi pamoka, norint toliau dirbti su Photoshopu, ir todėl būtų svarbu suprasti principą, kaip veikia sluoksniai, kaip veikia kaukės. Ir rekomenduoju šią pamoką gal net ir pakartoti kelis kartus, jeigu iš pirmo karto nesuprastumėt, kadangi Photoshopo visa sistema jinai paremta šiuo atveju sluoksniais bei kaukiam, ir visi kiti sekantys darbai su Photoshopu, jie vienaip ar kitaip gali būti susiję. Dėl to labai svarbu suprasti principą bei išmokti naudoti sluoksniais bei kaukėmis. Tai įsijungiam Photoshopą, atsidarom nuotrauką, kurią planuoju pridėti prie video pamokos aprašymo, ir atsidarę nuotrauką mes matome ją kamerą RAW lange, kaip praeitose pamokose mokinomės, bet kadangi šiandien dirbsim jau su sluoksniais ir kaukiam, tai mums tiesiog reikia paspausti Open, tam, kad atsidarytume tą nuotrauką Photoshop'e, ir mes dešinėje pusėje, kur yra Layers skiltis, tai yra sluoksniai, ir joje matome dabar pirmą sluoksnį, tai yra mūsų nuotrauka, kurią įsikėlėm. Ir dabar ką turim daryti, tai eiti į Adjustments, ir jeigu bus pas kažką toks vaizdas kaip Adjustments Presets pirmoje vietoje, tai tiesiog reikia tuos Adjustments Preset paspaudus rodiklytę suskleisti, ir dabar mes naudosim, kur yra Single Adjustments Hue Saturation. 2 kartus paspaudžiam, jisai atsiranda iškart kaip antras sluoksnis. Ir Hue Saturation mums leis atlikti spalvos keitimą, ir tam, kad pamatytume kuo galima aiškiau, kaip visas tas atrodo sluoksnių procesas, mes tiesiog, kur Hue skiltis, mes galim pasirinkti visiškai priešingą spalvą, negu prieš tai buvo, ir matom, kaip iškart pasikeitė mūsų nuotraukos esančios spalvos, ir dėl to, kad esantis Hue Saturation sluoksnis yra aukščiau mūsų nuotraukos sluoksnio. Ir viena iš taisyklių dirbant su Photoshopo sluoksnis, tai jog viršuje esantis sluoksnis visada paveiks apačioje esantį sluoksnį. Ir kuo daugiau sluoksnių taip dėsis, žemiau visi esantys sluoksniai bus paveikti. Jeigu norite dar pasižiūrėti, galite šalia sluoksnio esančią akytę išjungti ir įjungti. Taip galėsit atitinkamai įjungti ir išjungti norimus sluoksnius. Gal tas padės dar labiau suprasti principą, kur kas sluoksnis ką daro. Ir šalia sluoksnio mes iškart matom baltą langą, kuris yra mūsų kaukės langas. Jisai automatiškai čia buvo pridėtas pridedant Hue Saturation Adjustments. Tai tiesiog pasirinkus kaukės sluoksnį mes dabar turėsim galimybę panaudoti kaukę, norint užmaskuoti porą apelsinų, ir pamatysite, kaip tai atrodo. Tai visų pirma, norint naudoti kaukę, mes privalome pasirinkti atitinkamai Brush Tools įrankį. Įrankių juostoje jisai randasi šioje vietoje, arba galima paspausti B mygtuką, jisai automatiškai bus parinktas. Ir kitas dalykas, tai kadangi dabar yra baltas kaukės langas, tai reiškia, kad kaukė visiškai yra neužmaskuota, o mes norėsim ją užmaskuoti tam tikrose vietose. Mes turim būtinai pasirinkti Brush Tools įrankio juodą spalvą. Ta galite apačioj paspaudę rodiklytės apkeisti iš baltos į juodą.
Ir taip pat mes galime su Brush Tools teptuko nustatymų keisti parametrus. Dešinį mygtuką tiesiog pelės paspaudę ant nuotraukos išsiskleis langas, kuriame galėsim pakeisti teptuko dydį. Dydis šiuo atveju rekomenduojamas mano būtų su šia nuotrauka kažkur 500 pikselių, tam, kad, kaip ir minėjau, mes dirbsim su apelsinais ir savo laisvai galėtume per daug nevargstant visą apelsiną apimti. Taip, hardness tai reiškia yra kraštai, kiek jie bus aštrus arba kiek jie bus susilieję. Jeigu hardness dabar yra 91%, tai reiškia, kad bus labai aštrus kraštai. Ir mes, kadangi norime dirbti kuo galima tiksliau, ypač ties kraštais apelsinų, tai rekomenduoju hardness šiuo atveju nusistatyti apie 90%. Ir jeigu visus nustatymus pavyko gerai nusistatyti, tai yra Brush Tools, juoda spalva viršuje, dydis 508 pikselių bei hardness 90%, tai turėtų dabar ant apelsino paspaudus matytis toks vaizdas, kaip mes dabar kaukės pagalba užmaskuojam esantį Hue Saturation uždėtą sluoksnį. Ir galim taip visai gauti įdomių rezultatų, ypač dirbant labai svarbu kruopštumas, tai tam, kad kruopščiau būtų galima dirbti, tai tiesiog reiktų prisartinti. Ta padaryti galima paspaudę Alt arba Option, jeigu naudojatės Mac klaviatūroje klavišą ir su ratuku pelytės prisartinti. Ir toliau galima žiūrėti, kad pavyktų kuo galima gražiau susitvarkyti su apelsinais. Aišku, norint gauti idealų rezultatą, tai reiktų bandyti daryti apelsino visą šitą valymą su skirtingais teptuko dydžiais, ypač aplink kraštus, kad būtų galima gražiau ir tiksliau viską padaryti, bet dabar šiai pamokai, tam, kad suprast principą ir pamatyti rezultatą, galim truputį leisti aplink kraštus, kad būtų ne visai lygiai. Ir dabar atkreipti dėmesį būtent ant kaukės sluoksnio, matom realiai tuos 2 taškus juodus, kuriuos mes dabar ką tik padarėm su teptuko įrankiu. Ir ką jie reiškia, tai kad tuose būtent vietose yra kaukės pagalba uždengtas Hue Saturation sluoksnis. Ir būtent tuose vietose Hue Saturation sluoksnis jisai nepaveikia mūsų pasirinktų apelsinų. Ta galit net labai matyti toliau keičiant Hue Saturation atspalvius, kaip viskas keičiasi, spalvos keičiasi, bet va būtent tuose vietose esantys 2 apelsinai, jie lieka nepakitę. Ir šitas principas, jisai tikrai čia labai gerai matosi. Taigi specialiai palikau dar vieną apelsiną, ant kurio galėsim išsikviesti papildomai dar vieną sluoksnį su Hue Saturation, kur galime irgi pasirinkti, kokią norime spalvą. Ir kadangi ant viršaus esantis Hue Saturation sluoksnis dabar veikia apačioje esančius sluoksnius, ir tam, kad mes galėtume būtent tik tai tam vienam apelsino gabalėliui panaudoti, mes turime užmaskuoti pilnai kaukę, ir tą padaryti mums
gali padėti kombinacija Ctrl-I arba Command-I, taip bus užmaskuojamas pilnai sluoksnis ir dabar su Brush Tools įrankiu mes turėsime pasirinkti, kad būtų pirmoje vietoje balta spalva ir tiesiog galim dabar prisiartinę būtent ant to konkrečiai vieno apelsino su Brush įrankiu jį atmaskuot. Ir matom, jog jo spalva yra pasikeitus. Jeigu gaunasi taip, kad maskuojant, ar šiuo atveju atmaskuojant per kraštus išeina šitą visas kaukė, mes galim bet kada sutvarkyti, tiesiog pasikeisti į teptuko dydį daug mažesnį, galim ir tada irgi apkeisti iš balto į juodą ir apkeitus viskas veiks priešingai, maskavimas ir atsiras, jog mes su teptuko atgal grąžinam, užmaskuojam ir aišku, norint tvarkingai dirbti, mes tiesiog galim pirmyn atgal, kiek mums reikia kartų maskuoti norimas vietas, kad gaut geriausią rezultatą. tą rekomenduoju tiesiog pasipraktikuoti ilgiau dirbant su panašiom nuotraukom. Dabar matome, pas mus yra du sluoksniai. Vienas sluoksnis, kuris yra dabar Hue Saturation 2, jisai šiuo atveju pakeitė esančio apačioje apelsino spalvą. Jeigu mes užgesinsime kitą, mes matysime, kaip keičiasi jo spalva. Taip pat Hue Saturation pirmas sluoksnis, jisai visą įtakoja foną. Mes taip pat galim tą matyti, pakeisdami, išjungdami, įjungdami akytę šalia fono. Taip jūs galite pasibandyti, pasižaisti daugiau, tam, kad matytumėt skirtumus. Tai labai svarbu šitos pamokos metu, kuo galima daugiau padaryti tokių visokių praktinių darbų, retušavimų, jog geriau suprast, kaip veikia sluoksniai, kaip veikia kaukės. Ir kaip ir minėjau, gal jeigu tai yra pirmas kartas, kada susidurėt su kaukėm bei sluoksniais Photoshopo aplinkoje, tai nebūtinai gali iš karto viskas būti aišku, bet tiesiog rekomenduoju pabandyti sekančią dieną, galbūt šią pamoką ar dar panašių pamokų pasižiūrėjus, tikrai įmanoma suprast patį principą ir supratę šį principą, jūs tiesiog turėsite daug daugiau malonumo dirbant su šia programa. Ir šiai dienai būtų tiek ir susitiksim kitose pamokose. Iki.